Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl aš sakau jums, per daug nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė nedaugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius. Nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis tėvas juos maitina. Argi jūs nedaug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per sprindį prailginti savo gyvenimą? Ir kamgi taip rūpinatės drabužiu? Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet aš sakau jums, ne pats Saliamonas visoje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų labai vaikosi pagonės. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdieną, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai užtenka savų vargų. Tai viešpaties žodis. Pasidalinsiu šios savaitės gėdą tam tikrą mano. Niekam nepasakokite, tegul lieka tarp mūsų, tai gerai. Trečiadienį, kai išėjau iš šventovės, tai buvo apie 22 valandą. Toks labai kaip ciuciukas, buvau jau pavargęs, būna tokių vakarų dienų, kai yra viena mintis galvoju, kaip pasiekti lovą ir atsigulti ir jau kažkaip ilsėti, žodžiu. Tai vat buvo toks trečiadienis šią savaitę. Ir būtinai turi Ignoto gatvėje mane beeinantį namo kažkas sustabdyti. Vyras, pusamžis, gal jau šiek tiek vyresnis, dvokia alkoholiu šiek tiek, bet nėra jau visiškai girtas, su barzda. Pradeda rusiškai, angliškai kalbėti, nes žiūri, kokią čia kalbą pataikys, nes kitaip nemoka. Nu ir žodžiu, mes pradedame šnekučiuotis ir daugmaž esmė to pokalbio yra tokia, kad aš toks alkanas ir neturiu, žodžiu, ko atsigerti, kad ir galiausiai neturiu kur miegoti. Bet sako, rytoj jau turėsiu kur miegoti, nes ten kažkur paliko savo dokumentus, paliko kažkur daiktus, kažkas jam negalėjo sugrąžinti, sako, rytoj gausiu ir vyksiu pas tėvus. Papasakojo daugmaž, bet čia vat viskas 5-7 minutės. Aš pavargęs, galvoju, valgyti viskas uždaryti 22 valandą, jau parduotuvės neveikia. Miegoti, sako, jisai bijo lauke, nes nėra jis čia vietinė, žodžiu, sako, bijau, matau tikrai išgąstį jo akyse. Nu tai pirmą kartą gyvenime surizikavau, galvoju, gerai, vaduosi namo. Žodžiu, ten, kur gyvenu. Sakau, eikim kartu.
Einam kartu, jis kažką šneka, o manyje vyksta kova, ką aš darau dabar. Einam, jis klausinėja, kelintas čia amžius, kokia čia bažnyčia, žodžiu, o manyje verda kova, ką aš darau. Žodžiu, kas čia vyksta, Dieve, ką tu čia nori man pasakyti. Jis alkanas, šaldytuve nieko neturiu, nes buvau išvykęs keletą dienų. Susikaupimo dienoj yra tik mocarelos gabaliukas ir pomidorai, žodžiu, sakau, valgysiu, pjaustau 10:30 vakare, žodžiu, sūrį, pomidorus, ruošiu salotas svečiui netikėtam. Jis ir vėl nori kalbėti, išgėręs žmogus šiek tiek pasakoti apie save, klausinėja apie mane, sakau, žinok, aš pavargęs, noriu miegoti, sakau, pas mane rytoj sunki diena. Galiausiai jisai papasakoja tiek, kad jis toks visą gyvenimą yra keliauninkas, miega tarsi prie vienuolynų įvairių, padeda vienuoliams, šią akimirką jisai gyvena Atono kalne Graikijoje. Taip jisai sakė, taip pasakojo, žodžiu. Ir ten tiems vienuoliams, žodžiu, padeda, bet pats vienuolių nedrįsta tarpti, nes jam tarsi tai yra per sunku. Jisai pasimeldžia labai gražiai prieš maistą, kas man yra visai įrodymas, kad jisai moka melstis, kad tikintis žmogus yra. Jis gal 10 kartų pabučiuoja man ranką ir lankstosi prieš mane kaip prieš švenčiausiąjį sakramentą, kol jis galiausiai sugula į tą lovą. O Valdemaras mąsto apie ką lovoje. Negaliu užmigti. Jisai jau parpia, girdžiu knarkę, žodžiu, ant kušetės, o aš negaliu užmigti, nes man nesaugu. Kas ten šiandien buvo? Nesirūpinkite savo gyvybę? Pasakyta. Rūpi gyvybę, svetimas žmogus, pirmą kartą gyvenime taip rizikuoju. Kitą rytą man adoruoti reikia, išeiti ryte, palikti namus, žodžiu, 6 ryte. Valdemaras galvoja, ką čia dabar padarius dabar? Aha, jį turėsiu vis tiek paliksiu, negaliu žmogaus prieš 6 išprašyti iš namų, iš kelionės, pavargęs, žodžiu. Bet reikia kažkaip išsinešti tai, ką turiu vertingiausia. Ką Valdemaras išsineša iš namų? Tikrai ne Biblija ir ne Marijos skulptūrėlė. Pinigų likutį, koks dar yra namuose, kompiuterį įsidedu ir einu adoruoti. Nes pasitikiu viešpačiu. Nesirūpinu nei ką valgysiu, nei ką vilkėsiu, nei už ką gyvensiu, žodžiu. Galiausiai aš ateinu po adoracijos namo, jisai apsidžiaugia, žodžiu, dar pasikalbam, pasikeičiam kontaktais, jisai iš tiesų skuba jau išvažiuoti, išsiblaivęs gal ir supranta, kad man visai rūpesčio sukėlė vakar naktį, tokio nepatogumo iš jo pusės, tarsi tokio skubėjimo, kad jau einu. Aišku, aš jo nestabdžiau, galvoju, eik, pas mane visą dieną prisiplanuota darbų. Tai, žinot, čia galima daug dalykų čia dabar diskutuoti, kalbėti, kad ir išmintinga, ir protinga, žodžiu, ir gerai padariau, ir tarsi savaime viskas suprantama, yra tas nesaugumas. Bet ar aš esu savim patenkintas? Ne. Ne, nesu savim patenkintas. Ar tai parodė mano nesaugumą, mano įsikibimą į mamoną, mano įsikibimą į žemiškus dalykus? Taip. Todėl dalinuosi šiandien savo gėdą. Sako viešpats, negali tarnauti Dievui ir mamonai. Gal jam būtų pinigai tie ir kompiuteris reikalingesni negu man, ką aš žinau? Nežinau, tik tai gal šiandien kviečiu jūs šio gražaus Dievo žodžio kontekste pagalvoti, jeigu jūs būtumėt priėmę į namus tokį žmogų, tokiam kontekste, žodžiu, savo gyvenimo. Ir jums reiktų eiti kitą dieną ryte į adoraciją. Ką jūs pasiimtumėt kartu su savimi? Jūs girdėjot, ką pasirinkau aš.